Labą dieną. Mes su Anatolijum susėdom, Anatolijaus iniciatyvą, paaiškint dar sykį žmonėm, arba nepaaiškint, pasvarstyt, subjektyviai pamąstyt, parodyt su pirštuku, kas nuo ko skiriasi ir kas yra valstybė, kuom skiriasi tauta nuo liaudies. Prašom, Anatolijau. Kaip matom, laikinam pagrindiniam įstatymė 2 straipsnis yra konkrečiai parašyta suvereni valstybės valdžia. Suvereni valstybės valdžia priklauso Lietuvos liaudžiai. Ir čia kalba eina ne apie kažkokį orinį suverenitetą, ne apie nieko, o apie suverenę valstybės valdžią, kuri priklauso liaudžiai. Ir dabar, vadinkim tie 90-ais, kurie čia daro tą perversmą, kaip jie šitą suverenę valstybės valdžią perima. Jo, kaip iš liaudės padaro tautą ir orinį suverenitetą kažkokį priklijuoja. Vat, parodai, Gediminai, kuom skiriasi tekstai. Čia yra suvereni valstybės valdžia priklauso liaudžiai, o iš Konstitucijos 92 metų Lietuvos valstybę kūrė tauta. Tai aš atskirai esu 2 stulpelius, kad žmonės jau matytų konkrečiai kas ir kaip. Lietuvos valstybę kūrė tauta, suverenitetas priklauso tautai, o kas ta tauta nėra įvardinta, yra įvardinta tik tais preambulėje lietuvių tauta, bet preambulė nėra teisės akto tekstas. Jo, ir žiūrėk, kaip gaunasi. Suverenitetas priklauso tautai. Dabar čia 2 dalykai. Svarbiausia, kad kas nori dar ten kažką ginčyti su tą Lietuvą, vadinkim, yra 2 dalykai. Tauta. Kad įeina į tą tautą, kokius dokumentus reikia turėti, kad įeitum į tą tautą, kad priklausytum tai tautai, kad tau priklausytų kažkoks suverenitetas. Todėl, nori nepasirodyti, neveikti, turi konkrečiai ir aiškinti įsiaiškinti pagal 2 straipsnį. Kokie dokumentai priskiria, ten daleiskim kažkokį žmogų prie tos tautos ir koks suverenitetas, nes suvereniteto rūšys yra įvairios. Vat matom, iš laikino pagrindinio matom, kad yra valstybinis suverenitetas, yra dar ten nacionaliniai, asmeniniai, konkrečiai koks. Laikinajam aiškiai parašyta suvereni valstybės valdžia, o čia nėra, čia orinis suverenitetas ir orinė tauta. Tai kaip jie padarė, kaip jie iš liaudės, kuris susidarė iš piliečių pagal gimimą ten, pagal kraują ir dirbo jau, tarybinių tų piliečių, pavertė kažkokiais oriniais, kažkokia orinė tauta, supranti, be dokumentų, be nieko. Vat norint su jais ginčytis, reikia aiškiai, konkrečiai įsinagrinėti ir gauti atsakymus pagal 2 straipsnį. Pagal 1 ir 2, pagal laikiną pagrindinį ir pagal tą gauti atsakymus. Ir negalima ten jokiais galvojimais, manimai, nuomonėm. Konkretus klausimas, konkretus atsakymas. Kas per tauta, kokie dokumentai reikalingi, kad būti ta tauta, kas per suverenitetą priklausys tai tautai. O tada kažką tai gali pareikšti jau. Kaip čia yra, kaip tu iš liaudės atsidūrė, iš tos piliečių liaudės atsidūrė į tą orinę vadinamą tose įstatuose korporacijos. Jo. Tai va, čia buvo ta pirma dalis. Ir dabar šita pirma dalis yra surišta su 2 dalim. Parodė, Gediminai, o tą vieną sakinį. Taip, kad atsidarom dėl Lietuvos asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 9 straipsnį yra parašyta, pilietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Nu va, dabar matom, kad pilietis ir valstybė. Mes suprantam, kad orinis gali būti pilietis ir orinė ta valstybė, bet nesvarbu, formaliai atitinka viskas, kaip priklauso, yra valstybė tipo ir yra pilietis tipo, viskas teisingai. Ir tai yra įvardinta ir jeigu dabar mes žinom, kad tą suverenitetą, o tos liaudės suverenitetą, kurį sudarė piliečiai, pasiėmė kažkas, valstybė pasiėmė ir suverenitetą ir paėmė mūsų dokumentus. Kaip jie dabar tai daro, visą, o per šitą sakinį mes parodom, o dar kartą. Reiškia, pilietis tas ateina sumokėti valstybę, jinai taip ir vadinasi, valstybės rinkliava. Reiškia, sumokėjęs pilietis, vadinkim, tą rinkliavą, ir tam čekija, o ta rinkliava, tam čekija, ir yra
šaknis, nes tame čekyje yra visi piliečio valstybės įgaliavimai. Atidavė tą čekį, viskas, tu atiduodi savo kaip piliečio valstybės įgaliojimus korporacijai, nes eini gauti dokumentus pas korporaciją. Taip tu nebetenki savo piliečių įgaliojimų, automatiškai valstybinių įgaliojimų, o todėl neveikia nei konstitucija, niekas tau nebeveikia, veikia tik tai UABO įstatai. Čia pirma dalis. Dabar, jeigu tu sumokėsi dar tą rinkliavą, bet dar jiems nesiduosi. Dar viskas, dar neperdavai. Tu sumokėjai, kaip ir priklauso, kaip tu ir pilietis įvardintas, viskas tvarkoja, čia valstybinis statusas. Sumokėjai valstybės rinkliavą įvardinta, viskas gerai. Bet tu turi reikalauti valstybinio pavyzdžio paso. Viskas. Negali šitą čekį atiduoti į korporaciją. Viskas. Jeigu tik paduos. Ir kaip jūs matėte, aš buvau nuėjęs, ten įrašiau, neduoda, nieko atsisako. Ir все, вот su tą sumokėtą čekiu, o su to čekiu, gali kažkur važiuoti, ten, nežinau, reikalau savo teisių, kad tu sumokėjai, tau neduoda, neduoda paso, viskas. Bando atimti iš tavęs valstybės įgaliojimą. Ar galiu kaip pavyzdį? Ar tu tęsk mintį, o aš tada pakomentuosiu atskirai. Ir supranti, ir tada gaunasi, kada jeigu tu jau perdavai čekį, tą rinkliavą už tą kvitą, viskas. Vidaus reikalų ministerija pasidaro teisėtų, sąžiningų vekselių laikytojų. Ir jinai tavo tas piliečio teisės, ten visas tas teisės aprūpinimą tvarko pagal tavo nuožiūrą, kaip nori. Jiems pelnas, tau nuostoliai. Biznis, nieko asmeniško. Perdavai. Su automatu niekas nevarė tau tą kvitą sumokėti. Po automatu niekas tave nevertė perduoti tą kvitą, supranti. Viskas laisva valia. O jeigu buvo laisva valia, Vidaus reikalų ministerija, viskas, skaitosi sąžiningi vekselių laikytojai. Tai yra sąžiningai, tu jiems atidavai visą tavo... Sugadino, ta prasme, kad tu perdavai konkludentiniais veiksmais, atsisakei tų teisių atiduodamas tą čekį, o jie paima sugadina. Ir aš dabar pakonkretizuosiu. Žmogus, tarkim, nusipirkęs, kad ir telefoną, gauna čekį, tai čia lygiai tas pats, čia yra čekiai už tai, kai aš dariausi tuos prašymus. Čia yra čekiai ir ką jie išgamos padaro. Jie elementariai, kaip ir nusipirkus telefoną, tu tarkim tą čekį pametei, nes bet kokį elektros prietaisą perkant parduotuviai, žmogui sako, va čekis yra, arba žmogus klausia, o garantija, ten garantinė knygelė. Ta prasme, kad garantijos kažkokios būtų, kaip ir šiuo atveju, kad tave valstybė kaip ir gint turėtų, ar ten rūpinti, žinai, tai yra tos garantijos. Bet jeigu tu prašy kitą čekutį, šitą čekį, arba čekis yra, tarkim, garantija vienam kartui, garantija 2 kartam, nes ta prasme amžinos garantijos nėra, arba tiesiog paima ir užrašo ant, kaip pas mane užrašė ant to čekio panaudotas, turiu dar vieną čekį, parodysiu, kur vapšė kažkokius kurakulius tenais užpaišė, nesuprasi, tiesiog užmakaliavo, viskas, čekis yra sugadintas, reiškia garantijų tu jokių neįgauni, nes pagal tą pačią vekselinę teisę yra parašyta vekselių paprastųjų sekomųjų vekselių įstatymė ir ten dėl kolizijų yra parašyta, jeigu yra atžymos, pagal kurias galima daryti prielaidą, kad vekselis yra pagesintas, tai tas vekselis yra pagesintas. Tai va šičia, kai sakant, tas čekis patvirtinantis, jog jums yra suteikiamas kažkokios tai pilietinės garantijos, kaip piliečiui, tarkim, piliečio statusą turinčiam žmogui, kur valstybė turėtų rūpintis, bet jie, kai sugadina išgamo šitą čekį, tavo teisės ką tik prašykomos, nes sąmoningas žmogus tik ką nusipirkęs telefono, nepradės daužyti sieną, tarkim, ir išmest čekį, o paskui bandyti išsireikalauti. Tai jie žiūri, kaip neveiksnus tenais, ta prasme, nes tos bobos, matai, jos ale nemato ant tiek technologiniam amžiui gyvenam, tos bobos tipo nemato, ar negali padaryti taip technologiškai, kad tu padiktavai, bet ji, matai, netikės tavim, kad yra čekio kodas, ten kažkoks tai tas sumokėta ta rinkliava, pavyzdžiui, kaip mano atveju, 5740 skaičius. Aš padiktavau tokius skaičius, Ana netikė, Ana sako, paduok man tą čekį, parodyk.
aš jai paduodu tą čekį, apyst ir sugadina. Ir tai padaro 2 kartus. Pirmas iki man, kai padarė tokį bairį, aš nesupratau. Antras iki padaviau, aš jau buvau fiksavęs, ta prasme. Čia yra 21 metais darytas kovo mėnesį. Vien tam, ta prasme, dar sykį tą čekį daviau, kad pasižiūrėti, ta prasme, ar jie gadina, ar sąmoningai tai daro ir užfiksavau. Aišku, tuom aš dar nesidalinau ir ko gero nesidalinsiu, nes jums galbūt ir nebeįdomu darosi. Tai va, tokie dalykai, kad žmonės perdavė, ką Anatolijus sakė, perdavė tą čekį specialistai, atiduoda savo tas teisės, kuris, kaip sakant, garantijas, į tą bobą sunaikina tas garantijas, tiesiog pažymėdama pagal vekselinę teisę, kad garantijos nebebus teikiamas ir viskas. Užrašydama žodį negalioja, kot ir pimpalą nupaišydama, nėra skirtumo, tai sakant. Yra atžyma. Ja, ir tada jau, kada atsiduri korporaciją, viskas, ten jau yra jų, tai tos vadinamos taisyklės, jie ten jau moka primesti, ten jau bendra įmonė, viskas, jie primetinėja, ką nori tau, ten kažkokios taisyklės. Jo, tada išduoda dokumentus, kur pavardė vardas, nors ant čekio yra parašyta vardas, kad sumokėjo, vardas pavardė, būtent tas, kuris yra tuose registruose pas juos, kur vardas, pavardė, kur rodėm veido atvaizdas, parašas, kur žmogus pats patvirtina savo parašų ale veido atvaizdą. Ir visa kita, kai sakant, litanija 4 metų, kurią jūs, jeigu stebėjot, jūs turėtumėt suprasti, apie ką kalba eina. Bet žinai, kame bairis? Nebūtų tik tais, teorija, tiesiog teorinis. Čia kaip nukrypimas, nes aš manau, paaiškinom šiek tiek. A nebūtų prikolas Anatolijau, pasidarai, tą čekį, žinai, ten susimoki, viskas okei. Ir, užsisakai, nors aišku, kol to čekio nepaims iš rankų, žinai, tol to paso negamins. Bet nebūtų variantas, kad, gal kai kurie žmonės, kurie neatiduoda, sugeba stebuklingai neatiduoti to čekio, jiem pagamina būtent tos pasus, tokius pasus, kuriuose yra vardas pavardė, o ne pavardė vardas. Čia dar gali paskutinį variantą, jeigu žmogus iš principo eina, kaip fiksuoji faktą, visur užsimoki valstybės mokestį pagal 9 punktą, tu pilietis, valstybės rinkliava, ateini, užfiksuoji, kad tau neduoda valstybinio pavyzdžio to paso ir viskas, ir važinėjai su čekiu. Ateini, kur į užsienį ar kur ten per sieną, man neduoda, aiškinkitės patys, man neįdomu. Nusikaltėliai užgrobė registrų burtus, leidžia viskas. Aš negaliu gauti, mane laiko Lietuvos pilietį, man neduoda paso. Ir viskas, taip kelt triukšmą, viskas. Čekį turi, viskas turi, nieko negauni, viskas užfiksuota. Atsisakė išduoti pagal čekį, viskas. Bando išlūpti naglai čekį, viskas, tokį dar variantą. Bet čia principinis žmogus turi būti principingas, žinai, varys savo ir viskas. Ką, gerai, Liudiminai, ką padarėm dar paskui, jeigu kas dėl tų, kur sakiau, dėl tų vykdyk teisę pasirodėm, dėl to, kai paverčia mumis su pagonais, kai sakant, eilinių sandenio su pagonais, kurie ten, žinai, žemiausio rango, dėl to vientas duoda vykdymus, vykdyk. Gerai, tam kartui tiek, dėkui Anatolijai, dėkui visi, kas žiūrit, kas prenumeruojat ir, tai sakant, iki greitų. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check is on chest, what's happening next, He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just wrote an obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.